Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video parodysiu, kaip redaguoti informaciją kampiniam štampe, kaip modifikuoti šitą šeimą pagal savo projektus, pagal savo įmonės standartą. Tai pasižymiu šitą elementą, tarkim, A2 formato, spaudžiu Edit Family, irgi patariu kiekvienam formatui darytis atskirą kampinį štampą. Tai yra A2, A3 kaip atskirą šeimą, o ne vienoje šeimoje čia susikurti kažkokius parametrus, kurie valdytų jo dydį. Tai nedarykit to, nes ten nelabai aišku, kaip veikia koordinačių sistemos su jais skirtingose lapuose. Tai bent jau kiek teko susidurti, geriau daryti taip, kaip Autodeskas yra padaręs, kad kiekvienam dydžiui lapo reikia atskiros šeimos. Tai žiūrim, ką čia turim. Čia yra įkeltas paveiksliukas, ne? Tai, galite įsikelti savo logo, jeigu norite. Tai naudojate tiesiog Insert, Import Image, ne? Ir pasirenkat, kokį paveiksliuką norit turėti. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, čia šitam kampiniam štampe, tiesiog jūs galite pasimokyti, kas sukurta ir naudoti tą informaciją. Pavyzdžiui, čia yra tekstas tiesiog, ar ne? Tai reiškia, aš užeinu ir redaguoju. Tarkim, ten įmonės pavadinimas ar kažkas. Tai aišku, jums nebūtina laikytis šito formato. Jeigu pas jūs kažkoks kitoks formatas, jūs galite savo nusibrėžti formatą, ar ne? Pavyzdžiui, paimsiu ir pažymėsiu šitus visus, paspausiu, atžymėsiu šitą kraštinį ir paspausiu Move ir padarysiu Disjoin, kad nebūtų prisikabinęs prie tų linijų ir tiesiog atitrauksiu ir tą rėmą pasilieku, ar ne? Pasikoreguojat paraštės, jeigu reikia, ir tiesiog galiu nusibraižyti savo formatą, kokį naudojam. Tada galiu užsipildyti tiek tekstu, tiek parametrais, nes čia kaip tas elementas yra tekstinis, ar ne? Tai tarkim, aš jį paimsiu, tiesiog atitemsiu ir paliksiu čia, o kiti šitie elementai yra kaip ir parametriniai blokai, tai yra pažymiu, ar ne? Ir matote, yra edit label, redaguoti pavadinimą, ir čia yra client name parametras, kurį užpildome paskui projekte. Ne, tai galime pasirinkti iš įvairių parametrų, kurie mums duoti, tai yra tiek projektų numeris, pavadinimas, mastelis, lapo numeris ir panašiai. Tai čia ir yra, pavyzdžiui, lapo pavadinimas, ne, tenai nubrėžė kažkas, tai ne, drawn by. Čia yra, tarkim, tekstas, ne, drawn by, tipo nubrėžė kažkas, o čia jau yra parametras, tai yra drawn by parametras. Tai čia, tarkim, pakeisiu jo šiek tiek dydį ir čia užrašysiu braižė, ten gali būti tikrino, ne, ar padavė, ar kas jums patinka. Dar čia man trūksta linijų, tarkim, čia lapo pavadinimas, o čia lapo numeris yra. Čia data gali būti, ne, įvairūs dalykai, galite tiesiog pastudijuoti, ką jums reikia čia parodyti. Čia yra laidų lentelė, tai yra lape mes galime sukurti iš vaizdų įrankių juostos revision schedule, ir čia galime susidėti, pavyzdžiui, informaciją apie revizijas ir taip toliau. Tai ten, jeigu darome laidas, tai tiesiog galime turėti tokį kaip ir lentelę, kuri atspindės apie mūsų laidų pokyčius projekte, ne? Tai čia paslinksiu, galima turbūt pasižymėjus paslinkti už šito taško ir įmontuoti į tam tikrą vietą. Tai jūs tokiu būdu susiformatuojate savo lapą. Tai aš neužbaiginėsiu šito proceso, tiesiog parodysiu, kaip veikia vėliau. O informacija iš esmės ta pati, ne, jūs pasirenkate, kaip viskas atrodys. Tai aš dabar uždarysiu šitą ir tiesiog noriu parodyti, iš kur ateina ta informacija. Tai pavyzdžiui, turime projektų pavadinimas, ne? Tai projekte
yra toks kaip manage iš tvarkyklės įrankių juostos, pasirenkam project information, projekto informaciją ir čia matote yra parametrų įvairių, kuriuos suvedus kampinis štampas mūsų užsipildys. Aišku, jeigu mes įsikėlėme šitus parametrus į savo kampinį štampą. Tai pavyzdžiui, Revit mokomasis modelis. Įrašysiu, ne? Pastato pavadinimas. Kliento pavadinimas. Pavyzdžiui, ne? Įvesiu kažką. Paskui adresas. Tarkim, rašom adresą, ne? Projekto pavadinimas, vėl galime vesti, ne? Projekto numeris, tai jau čia būna, tarkim, kažkoks tai numeris, ne? Ir projekto stadija, tarkim, anksčiau būdavo TP, ne kažkokia, ar čia DTP, arba kažkas. Čia išdavimo data, kaip ir nežinau, ar čia yra prasmės tai vedinėti. Na, vienu žodžiu, įvedam informaciją ir matote, užsipildo, pavyzdžiui, čia informacija, konstruktoriai ten mokamieji video, čia yra projekto numeris, ne, čia yra brėžinio pavadinimas, kas nubrėžė, dabar kas nubrėžė neužsipildė, todėl kad tai yra kiekvieno lapo individuali informacija ir tai reiktų ieškoti lapo parametruose. Tai va čia, pavyzdžiui, drawn by, galima įvesti balances, ne? Apply. Nu va, ir čia užsipildo tada, ne? Nes tas parametras iš čia ateina. Čia dabar lapo pavadinimas, unnamed. Pavyzdžiui, įvesiu kažką tai ryšyje, ne? Irgi čia pasikeičia. Tai va, tai tokiu būdu ta informacija siejasi ne tai, kad visur tekstus rašote, o tiesiog naudojate lapuose esančius parametrus ir paskui pildote per lapo savybės šitą informaciją arba per projekto informaciją, kuri yra, kaip rodžiau čia. Jeigu tai yra kažkoks tekstinis parametras, tai netgi galima jį pildyti tiek savybių lange, tiek galima pildyti tiesiai per čia. Tai va tiek apie tos kampinius štampus, susikuriam tiesiog 4 šeimas, jeigu kiek mes lapų formatų naudojam projekte ir paskui kiekvieną atskirai tą šeimą naudojame pagal poreikį savo projekte. Tai tiek šiame video, iki.